Nu ką, tai šiandien pas mus svečiuose Gediminas Grinius, trail bėgikas, ultrarunneris, ar ne? Taip. Taip, tai labas. Tai labas. Tai iš karto apie tatuiruotę biškį papasakosiu ir paklausiu. Prieš filmavimą sakei, kad šiaip dažniausiai tatuiruotės daraisi po kažkokių tai bėgimų, kad labai nedaug ant tavo kūno tatuiruočių yra, kurios yra darytos šiaip savo, ne? Tai Labai kaip čia taip sutikai? Labai malonu, kad atėjai pasidaryti. Tai irgi, ta prasme, šitą tatuiruotę įprasmins vieną iš bėgimo arba vieną iš bėgimo principų, ne? Nes čia yra japoniškas hieroglifas, kuris reiškia gaman. Kažkada teko bėgti Maroke ir mūsų komanda vadinasi gaman. O gaman angliškai reiškia, kad endure unbearable, with dignity, ne? Tai lietuviškai tikriausiai vertinys būtų, kad iškentėti skausmą ar kažkokią tai negandą su oriai, ne? Ir garbingai. Tai tas labai, šitas hieroglifas, ne? Šitą rašliavą labai įprasmina, kas yra trail bėgimas, ne? Kas yra ultra. Tai ir tuo pačiu bus dar vienas štampas, kuris primins mano bėgimą Maroko dykumoj, ne? Kartu su komanda. Fantastika. O apie bėgimą. Seku tave Instagrame, matau stories visokius, kai bėgioji kalnų viršūnėse, vaizdai visokie gražus, kaip suprantu, ir gyvūnų visokių sutinki. Ar buvo kada nors taip, kad užvaikytų koks pasiūtęs gyvūnas, ar kažkas, kad teka jau bėgti nuo gyvūno, o ne šiaip? Manęs tai man nebuvo taip, kad mane užvaikytų. Dabar toksai paskutinis įspūdis buvo Tailande, nes ten, kur bėgau Amazain trailą, tai ant Malaizijos sienos su Tailandu ir toj vietoje yra daug laukinių dramblių. Žinai, tai teko užbėgti tokią kalvą, kur matas, kad tas šviežias kakutis, toksai didelis, dar garuojantis dramblių, tai tada supranti, kad reikia nešti dašį, nes dramblys realiai, žinai, atrodo, kad jis toksai geras ir gražus gyvūnas, bet tik zoologijos sode. Realiai, jeigu pamatai gamtoj laukiniai, tai jie tokie... Jie puola? Jie puola, jie gan agresyvus, ne, ir vienas iš pavojingiausių, ne, sakyčiau, geriau kokį tigrą net sutikti negu tą dramblį. Tai man neteko, per varžybas teko realiai sutikti tokią labai gražią gyvatę, niekad nebuvau matęs, raudoną galvą, raudoną uodegą. Aš dabar neatsimenu, žinai, kažkur savo Instagram'e paminėjau, kaip ten vadinasi, Kai ar kažkokia, tai ten, bet į tokią, žinai, stojo į poziciją kovingą, tą uodegą pakėlė galvą, žinai, ir aš jau sakau, okei. Su šakaliuku, kad davai, varyk iš čia, nes, ta prasme, grinai būtų, žinai, nekas, jeigu įkastų, nes, ta prasme, varžybos baigtųsi, žinai, ir gal ir gyvenimas baigtųsi. Taip. O dėl tų, kur užvaiko, tai Gintarė, žinai, mano žmona, jinai pritraukė tos gyvūnus, nes irgi kažkada teko Western State, vienas iš žymesnių varžybų, o gal sakyčiau žymiausių Amerikoje ruoštis, ir mes nuvarėme ir aš ten bėgau iš Michigan Bluffo vieną atkarpą, ne, ir susitarėmės ant tiltelio susitikti ir aš padarau treniruotę. Atbėgu ir nėra Gintarė, žinai, ir tada žiūriu toks raštelį, žinai, prispaustas su akmenuku, kad sutikau mešką, varau į mašiną. Tai kas atsitiko, žinai, kol laukia, jinai pamatė tą šalia praeinančią rudąją mešką, ar Black Bear, dabar man atrodo gal. Ir tada, žinai, nieko nelaukdama skuodė ten į tą Michigan Bluffą, ten toks rednekų miestelis. Ir iš pradžių, žinai, mes kai varėm, sakom, blema, koks baisus, žinai, ten bedantų tokie, žinai, ten su tom senoviniam mašinam, žinai, tokie ginklais. Tai sakė, apsikabinau tos rednekus, žinai, ir kartu mes sėdėjom, o jie tokie, sakė, atspūtė, sakė, ai, čia tipo, čia ta miška, žinai, Black Bear, nieko, žinai, čia. Jau net žino, net vardą žino, kad čia nieko nepuola, žinai. Ir man toks tada dežavų, aš kai bėgau, žinai, leidausi tą Michigan Bluffą. Tai ant trailo buvo tas bičių, kurį, žinai, visiškai sunešiotas ir toks garsas, žinai, šonė, kažkas prabėgo, bet, žinai, man net tada, žinai, tuo metu nesusišvietė, žinai, kad ten meška. Tai man greičiausiai. Kalbant apie meškas, mano draugai du kaip tik vakar prabėgo Svalbardą maratoną. Ir mane irgi kvietė, aš irgi norėjau su jais kartu vykti tą maratoną, bet kažkaip
biški man prasilenkė su mano veiklom, ką aš jau buvau prisibukinęs, žinai, va, būtent čia datą. Ne, nu dabar jo iš dalies. Tai jo, ten irgi sakė, stovi savanoriai su šautuvais, man atrodo, nes meškas tiesiog tos poliarinės bėgioja, tengi šiaurė visiškai yra. Tai tų meškų yra, nes ir dabar, va, aš po poros dienų vykstu į Japoniją, bėgti varžybas, 80 kg, ten bus toks Deep Japan Ultra vadinasi. Tai irgi ten, žinai, vienas iš tų privalomų prietaisų, ką turi nešti, žinai, yra tas skambaliukas, kad tą mešką, žinai, prabudint kažkur, tai kad jinai, žinai, pasitrauktų. Nes didžiausias pavojus, aišku, su to meškom būna, kai netikėtai užklumbi, tada ne dėl to, kad agresyvi, bet į puolą tave, žinai, nes įsigandus pati yra, ne? Taip. Tai va, o Montanai kažkada teko bėgioti, tai irgi ten visada, žinai, rekomenduoja tą beer sprayų pasimti. Tai va, tai yra tokių, žinai, bet kad grinai... Kas yra beer sprayus ten? Dujų balionėlis. Okay. Toksai... Ir meškai jėkis dujų tiesiog? Jo, bet ten toks efektingas, jisai, žinai, ten daug tų metrų, žinai, šauna į priekį. Ir jeigu meškai užtenka, tai, žinai, jeigu čia Vilniui kam nors tokį iššautum, tai maža nepasirodė. Tai reikia čia šitų Lietuvos klubų apsauginiam, žinai, užvežti. Va, čia būtų jau. Biznio planas, kaip tas, koks jis ten tas kovotojas. Rimkenzė prisivežė iš Tailando ten po 5 centų tų snif, kur yra, žinai, kur tokia tą mentolį duoda. Kiek ten Tailandai po 5 centų jie gal kainuoja, o čia pas mus po 17 eurų pardavinėja. Tai, žinai, toks geras biznis. Tai reikia taip pat apsauginiam privežti tų sprėjų. Su bėgimu turi labai didelių pasiekimų savo bėgimo karjerai ir aš įsivaizduoju, kad tai turėtų būti vis tiek labai toks stiprus mindsetas, žinai, kad įveikti, nesustoti, nepasiduoti. Kas verda tavo galvoj, kai bėgi? Kaip tai viskas atrodo? Ta prasme, nes kiekvienas žmogus bėgdamas save motyvuoja su kažkokiais tai dalykais, iš gyvenimo gal, ar kas stumtų į priekį. Nu, kažką vis tiek turi, tai koks tas mindsetas yra pas tave? Mindsetas visada pats svarbiausias dalykas, žinai, nes aš irgi, kai darau tos public speakingus, labai akcentuoju ir žmonės labai stebisi, kad sakau, kad aš bėgu ne savo kūnu, ne? Nes mano kūnas realiai nėra stiprus, arba nebuvo toks stiprus, kai pradėjau bėgioti, pradėjau laimėti, bet į priekį mane veda smegenis, ne? Nes aš sakau, mes laimim visas tas varžybas savo smegenimis ir kas tenai yra, ne? O kūno kontrolė irgi yra vienas tik tai iš dalykų, kurios smegenis atlieka, ne, jums smegenis tas kūnas sugrius. O ta prasme, grįžtant prie tavo to klausimų, žinai, kas verda galva, tai ten visokių dalykų, žinai, būna. Tai vienas iš pagrindinių motivatorių ir aš visada žiūriu, kiek aš laiko treniruotėms skiriu, žinai, kiek laiko mano šeima nematė manęs, kad aš galėčiau treniruotis, ne, kiek jie paaukoja. Tai va, tai niekada nėra tokios minties, kad sustosiu, žinai, nes, nu, per daug paaukota, žinai, per daug darbo įdėta ir per daug noro yra pasiekti tą finišą. O su tom smegenim irgi labai keistas dalykas. Aš daugam sakau, aš daugiau įsivaizdavau, kad aš laimiu varžybas, negu aš treniravausi, ne? Tai tas įsivaizdavimas, žinai, vizualizacija turi irgi prieš varžybas, ne? Ir kuo labiau tos energijos ten skiri, turi tikrai labai didelį įtaką, ne? Galim skambėti truputį, kad aš kvank toksai, žinai, bet tai iš tikrųjų taip yra su daug ko, ne? Jeigu paimtum savo tikriausiai gyvenimą, kad ir ką tu dabar darai, tai tikriausiai daug ką davė vaizduotė, ne, ir matymas, kas bus ateityje. Tai va, tai, o jeigu taip labai, žinai, supaprastant, tai aišku, būna momentų, kai sunku, ne, bėgant ir tu jau, fakt, nebenori, ten viskas rėkia, žinai, visuomenės rėkia, kad sustok, kam tu čia darai, žinai. Tai va, tai tokiais momentais visada nori tą savo demonų, žinai, kažkaip nutildyti, ne, ir kiekvienas turi skirtingų, žinai, metodų. Mano toksai būtų vienas, žinai, kad aš tą dėmesį stengiuosi nukreipti, ne, kažkur tai, žinai, apie seksą galvoju, apie kažką malonau, žinai, ir tada viskas pasidaro daug paprasčiau, ne, ir po kažkiek minučių, žiūrėk, tie raumenys rėkia, žinai, ir viskas ten įsijungia, ir važiuojam. Taip, čia iš tikrųjų labai, aš iš tikrųjų nebuvau net suvedęs to, bet kaip pasakėjai, man atėjo į galvą ta mintis, kad iš tikrųjų, va, tas įsivaizdavimas, kad laimi, žinai, aš ten nieko ten bėgioju, bet tikrai netiek daug, kad kažką laimėčiau, bet iš tikrųjų visur. Aš netgi jau eidamas, kad ir Valencijos tas maratonas, aš jau žinodamas, kad ten būsiu kažkur, ten kažkokioj tai vietoje, ne, tu vis tiek įsivaizduoji tą tipą, o kas būtų, jeigu nubėgčiau pirmas, žinai, ten su to medaliu,
kaip atrodyčiau, kaip jaučiaus. Nu jo, ir tokie dalykai vis tiek stumia į priekį, čia, kad ir sveikų protų suvokdamas, žinai, kad nenubėgsi, bet tas įsivaizdavimas tave vis tiek stumia į priekį, kad bent jau laiką geresnį savo pasidarytum, tai jo, pilnai sutinku. Dar žiūrėk, papildysiu, nes yra labai daug mokslo, žinai, to neuromokslo, ne, apie smegenis. Ir iš tikrųjų sako, kad mūsų į priekį veda realiai ne tai, kad įsivaizduojam sėkmę, žinai, kaip pasiekėm finišo liniją, geriam šampaną ir džiugojam, žinai, kaip draugai apkabina, žinai, ir ten merginos visos tavo, bet realiai mūsų į priekį veda, kai mes įsivaizduojam nesėkmę, žinai, kai atrodo, žinai, kad visi sakė, va, koks tu loseris, žinai, nepasiekė, žinai, va, tiek darbo idėjai, va, mes tau sakėm, kad tu nepasieksi. Ir įsivaizdavimas nesėkmės mus kaip tik labiau sumotyvuoja varyti į priekį negu tas gražios pabaigos įsivaizdavimas. Geras, wow. O ar buvo kada nors, ar buvai kada kažkurioje tai atkarpoji palūžęs ar per varžybas ir sustojęs ir nebebėgęs? Buvo įtembi, bet čia vienas iš tokių pagrindinių ir svarbiausių varžybų, ne, mano sporte, tas bėgimas aplink Mont Blancą, ne, trišalis. Tai va, tai buvo net porą kartų ir priežastis buvo ta pati, toks sakau, vėl kažkoks tai kaip užkerėtas dalykas, ne, ta pati vieta, ta pati problema, bet vėlgi, ne mentalinė, fizinė, ne, ir aš kur atletus treniruoju, tai irgi jiems sakau, kad vienintelis dalykas, kuris turi priversti sustoti, tai ne kažkoks tai, žinai, kardiovaskuliarinė kažkokia tai kančia, žinai, ne raumenų kančia, bet didelės traumos galimybė, ne, arba jau gavus traumą, tada neapsimoka, žinai, ten bėgti. Tai va, tai mano atveju atrodo toksai labai paprastas dalykas puslė, ne, ant kojos, bet ta puslė ne tokia paprasta, žinai, kaip čia mes prisitarim vaikščiam, bet, nu, ta prasme, nebuvo visiškai jokios odos ant viso pado. Ir aš vis tiek prisiverčiau save nubėgti dar 100 km po to, aš dar buvau vis dar top 10. Dar 100 iš kiek? 170. Tai va, tai nubėgu 110 kg, ne tai, kad mane tos puslės privertė sustoti, ne tai, kad tos odos nebuvimas, bet kai nėra ant pado odos, tu pakeiti savo biomechaniką, ne? Aš pradėjau bėgti daugiau ant pirštų ir netgi bėgant nuo kalno, kas yra visiškai nesąmonė ir nenatūralu, aš turėjau bėgti ant pirštų, nes kitaip žiaurus skausmas. Ir tada aš taip savo raumenyną šitos keturgalvius sudaužiau, kad, nu, nebepajau, žinai. Paskutiniai man 10 kg buvo gal 3 valandas, žinai, aš atbėgau į maitinėlę ir ten gintarė sako, tu gal, sako, jau nebebėg, nesako, nu, tavo varžybos Japonijai, sako, po 1 mėnesio, žinai. Ir aš toksai, ne, bėgsiu, žinai, ten, nu, žinai, tas testosteronas, viskas ten užverda, niekada dar nebuvau nepabaigęs jokių varžybų. Bet aš atsisėdau, žinai, pagalvoju, tuo metu, žinai, jinai mano yra tas protingesnis aš, žinai, kuri gali tikrai patarti ir mato visą realią situaciją. Ir sakau, okei, nebebėgsiu, žinai. Ir toksai buvo iš tikrųjų gana teisingas sprendimas, nes nuvariau Japoniją po mėnesį ir laimėjau tas varžybas aplink Mount Fuji. Ja. Tai čia dabar grinai kaip nupasakai, dabar jau viską, ką skaičiau, išgirdau žodį, nes skaičiau aš šitą. Ja. Tai gerai. Dėl sustojimo, čia ne vienintelis, kad vis tiek dar yra buvę tokia situacija. Tai mano sekantis klausimas prie to toks, ar buvo taip, ar buvai sustojęs, tarkim, tokioje vietoje ir nustojęs bėgti ir po to, po visų varžybų, kada jau viskas baigėsi, gailėsis, nes žinojai, kad blemba iš tikrųjų galėjau pabaigti, bet nepabaigiau. Blemba nebuvo tokių. Tokių aš galvoju, kad nebuvo. Dabar bent jau neatsimenu, kad būtų taip. Ne? Nes 2 kartus buvo per įtempį ir visą laiką buvo ta pati priežastis. Žinojau, kad, žinai, nu, gal ir galėjau aš ten dašliaužti. Ta prasme, pabaigti tikrai galėjai, žinai, bet iš to ar būtų buvę kažkokio pasitenkinimo, žinai, vidinio, tai nemanau, žinai, arba prasmė, žinai, tą daryti. Tai va, tai jo, manau, kad nebuvo tokio visiškai sustojimo, kad gailėčiausi paskui arba sakyčiau, va, fuck, galėjau, ne? Ir visada, žinai, būna tokių momentų, žinai, kai po varžybų netgi prabėgai gerai, galvoji, nu va, galėjau dar geriau, jeigu būčiau, bet nu, realiai negalėjai, nes jeigu būtum galėjęs, tai būtum ir prabėgęs. Čia kaip sako, o čia nerealu, žinai, nu kaip nerealu, va, realu, vyksta, žinai, sakyčiau, va, nereali tatuiruotė, bet realiai, va, tatuiruotė padaryta, žinai, vyksta. Ja. O dėl kažkokių, pavyzdžiui, savo gyvenimo pasirinkimo, ar esi gailėjęsis? Yra tokių pasirinkimų. Dabar, kad šautų kažkoks į galvą, tai, žinai, nelabai ateina, nes mes tokie žmonės, žinai, tie, kur kažko tai gailėsi, sugebam blokuoti, žinai, ir pamiršęs labai greitai.
Tai va, tai aš gal toksai, gal labiau gailėčiausi, kad tą bėgimą, žinai, atradau per vėlai, ne, toks mano, aš visada tai pagalvoju, kas būtų, jeigu būčiau pradėjęs bėgioti daug anksčiau, ne, va toks va yra niuansas, bet irgi tada galvoju, viskas vyksta savo laiku, žinai, netgi visos tos nesėkmės, žinai, visi tie įvykiai, kur atrodo nesėkmingi, žinai, kažkada priveda prie sėkmingų dalykų, ne, ir be didžiausių nesėkmių nebūtų didžiausių sėkmių. Taip. Tai va, tai. Bet su to per vėlai, aš tai gal man, žinai, aš negaliu komentuoti, nei aš profesionalas bėgikas, tiesiog savo malonumai išbėgu į aikštelę kartais. Tai, bet aš kažkaip skaičiau, man atrodo, kad vyrai, pavyzdžiui, nuo 30, 40 ir vyresni, jie kažkaip savo geriausius rezultatus pasiekė bėgimo, o ne... Aš galvoju, na prasme, žiūrint, koks sportas, žinai, tas bėgimas yra... Aš manau apie ultrą gal labiau ir tą patį Sorokino situaciją, tai mes čia turėjom kažkada pietų su juo, draugas buvo suorganizavęs, tiesiog papietauti kartu, tai irgi buvo pasakojęs, kad prieš 10 metų jis atsikeldavo ir ten būdavo į dieną po 10 alaus, gerdavo, jis ten, žodžiu, tūsindavo ir vat, prie ko prieja dabar. Jo, aš žinau, Sanė labai gerai, mes, žinai, čia, man atrodo, pernai ar užpernai jau dabar čia darėm irgi kartu treniruotės, sako, davai, Gedai, paimk mane ant trailų, žinai, ir ten, nes pirmą kartą vargo savo gyvenime, žinai, niekad nėra tai bėgęs, žinai, sunkiai, aš įsivaizduoju. Tai va, o paskui, aišku, kitą dieną bėgom lygumo ir aš tada, vargau. Tai aš spėju, žinai, nėra jokios tos, žinai, tokios taisyklės, kad, žinai, ta vienos kepurės dydis, žinai, tiktų visiems, bet ultroje aš taip galvočiau, kad tas aukso amžius, žinai, yra nuo 2,8 iki 3,5. Ne? O čia yra tas aukso amžius, kada tavo visi geriausi rezultatai. Man atrodo, kada aš laimėjau pasaulio čempiono titulą, buvo 3,6 man metai. Ne? Bet tas 3,6 toksai vat, skaičius, kuris... Pereinamasis. Jis visur mane persekioja. Ne? Nu, aš jį visur matau, nežinau, ką dar reiškia, žinai, bet, nu, vat, visur, žinai, ta prasme, bet kur, žinai, bėgau čia kažkada Argentinoje į tokį kalną labai aukštą, žinai, ir jis toksai vienas iškilus tam, nėra jis ten aukščiausias toje Argentinoje, žinai, ten gal buvo 3,8, kiek jis dabar įsimenu, Piklanin. Ir vienintelė lentelė, kurią mačiau, žinai, buvo su numeriu 3,6. Nu, tai va čia toksai, žinai, iš tokių, ir aš tą skaičių, sakau, matau nerealiuose vietose, žinai, bet gal čia taip užsiciklinęs. Tai va, tai mano buvo 3,6, o ultrase tai jo, tai 2,8, 3,5 metai, aš galvoju, tas aukso amžius, kada tu ten geriausią savo rezultatus. Ne, tai dar turi 2,5 metų. Kas? Aš turiu, tu dar turi. Aš man jau kaip ir praeiti, žinai, bet visada tas tikslas, žinai, keičiasi. Mano dabar tikslas yra kuo ilgiau užsiminėti tuo, ką aš darau. Žinai. Tai, va, tai aš galvoju, kad vis dar varžytis aš galiu iki kokių 5 metų be vargo. O paskui jau žiūrėsim, dėl amžiaus grupės gal ir dar kas, o maža ką, žinai, papildai technologijos, viskas juda į priekį, gal ir dar ilgiau, ne? Taip, taip. Čia kaip tas mokslininkas, kuris nori išsitirti save, kiek gali žmogus ilgiausiai išgyventi. Procedūras tokias darys, tai žinai, čia labai netolima ateitis gali būti, kad, žinai, prasilgins viskas. O, sakei, bėgat kartu su Sanė, ne? Ir sakai, buvo jam sunku bėgti trailą ir tau buvo sunku bėgti lygumoje. O kaip tas veikia? Nes man atrodo, kad trailas tikrai yra sunkiau. Ar ten keluoti kojas per kliūtis ir ten zigzagais sprintuoti lengviau? Ten visai kitokių savybių reikia, žinai. Tai Sanė, kadangi neturi tos specifikos, aš įsivaizduoju, jeigu jis labai norėtų, žinai, galėtų irgi tapti labai gerų bėgikų, bet aš, žinai, su juo kiek šnekėjau, jis sako, man, žinai, peisas patinka, žinai, trekint tą laiką. Kas man nepatinka visiškai, žinai, aš toksai labiau freerunner, žinai, išbėgu ir bėgom ir man ten visiškai parabanų, žinai, tas širdies susitraukimų dažnis ir taip toliau. Tai va, su Sanė bėgant, žinai, jisai dažniausiai, jeigu, žinai, ten jos travą matai, tai ten būna, žinai, koks 125 pulsas, 100 kem jau rimta treniruotė. Su manim tada jisai sapieginė, mes čia Vilniui bėgom, išbėgo, žinai, į kalną užbėgam 107 ten kažkiek, tai, žinai, ten toks, aš įsivaizduoju, žinai, jis galvoja, kad jis prie mirties. Wow. Tai va, o lygumoje jo, lygumoje tai, ką ten su Sanė nėra lygių, žinai, kažkada tai, kada teko paskutinį kartą su juo varžytis, tai buvo 2012 metai Vingio parke, kada aš padariau Lietuvos rekordą, Sanė nusiėmė tada pirmą kartą, ne? Ir tada sakė, man sako, tada aš galvoju, kaip čia blemba, taip įmanoma nubėgti, žinai. Nu ir va, nuo to laiko, kiek jis pasiekė, ne? Ne tik Lietuvos rekordus sudaužė, mano pagelbė, bet ir pasaulio, ne? Sudaužė visus. O, net čia širpai. Jo, tai žmonės, žinai, ir jų galimybės yra beribės realiai, ne? Beribės. Ir atrodo,
žinai, kad ir koks ten buvo tavo gyvenimo būdas iki tolo, ne, vis tiek, bet čia toks labai puikus pavyzdys, kada galim, žinai, atsistoti ir siekti savo karjeros. O truputį norėčiau paklausti apie Iraką, gal vieną klausimėlį. Ar yra kažkokių šiltų ir gerų prisiminimų iš ten, ar draugų yra lygusių kažkokių, su kuriais bendraujate dabar? Tai va ir atsakė į klausimą, žinai, tai toksai šiltesnis prisiminimas yra, žinai, tie žmonės, žinai, kuriuos sutikau, ne? Ta prasme, draugais aš negaliu pavadinti, aš kažkaip, žinai, aš toks labai atsargus su draugais, žinai, geri pažįstami, tikrai yra išlikę gerų pažįstamų, žinai, iš ten, geros pažintis, žinai, o daugiau kas, žinai, ten tas toksai karinis turizmas, gal net dar buvo įdomu, žinai, pamatyti šalį, kuri, nu, ne kiekvienam buvo lemta, ne, nuvykti ten ir patirti, ne. Dabar gal labiau jie atsivėrė, ne, ir gali nuskristi kažkur, tai kažką pažiūrėti, tiek dar ne, tas saugumas ne tas. Tai, va, tai sakyčiau, draugai, ne, tos pažintis, ne, tie ryšiai, kurie išlikę. Tai susiskambinat, jūs dar bendravot kažkaip. Labai retai, ta prasme, aš toksai vienišių, žinai, labiau, žinai, aš turiu tą tokį labai uždarą ratą draugų, su kuriais, žinai, dažniau susiskambinu, tie, kurie yra tik geri pažįstami, tai va, taip ir lieka, taip pažįstamas, ne? Taip. O koks jausmas yra būti NATO dalim? Man asmeniškai? Taip, asmeniškai. Nežinau. Nes aš, ta prasme, niekada taip negalvoju, žinai, koks tai man jausmas, žinai, būti NATO dalim. Nu, ta prasme, žinai, toks standartinis atsakymas jiems čia saugumas, ne? Bet aš taip įsivaizduoju, kad kiekviena šalis turi mokėti ir galėti save apsaugoti. Žinai, aš taip labiau sakyčiau, kad NATO turėtų džiaugtis, kad turi mus, ne? Nes mes esame iš tikrųjų tas buferis, ne? NATO. Tai. Nes man čia labiau klausimas yra asmeniškai, kaip jautiesi, nes, tarkim, vis tiek yra tokias gyvenimo patirtis, ne? Kiekvienas turi savo tų gyvenimo patirčių, kurios negali lyginti su kitais žmonėmis, bet, pavyzdžiui, patiem asmeniškai, kad, pavyzdžiui, aš 10 metų tatuiruočių meistras ir man čia toks labai didelė mano gyvenimo dalis, man daug atnešė, man, ta prasme, daug davė ir patirties, ir kažkokį stabilumą gyvenime, ne? Tai toks, aš visą laiką jausiuosi dėkingas, kad ir, pavyzdžiui, po 2 metų nustočiau tatuiruoti ar kažkas nutikro, ne, bet aš visą laiką likčiau dėkingas va tai gyvenimo daliai tatuiravimui, tarkim, ne? Tai va aš iš tos pusės. Ja, tai jeigu iš tos pusės, tai atsakymas labai paprastas. Aš, žinai, nesigėdiju ir man visos gyvenimo patirtis yra labai reikalingos, ne? Ir aš galvoju, kad visos tos gyvenimo patirtis ir NATO yra viena iš tų gyvenimo patirčių, kurios padarė mane, kas aš esu dabar. Ne? Ir aš džiaugiuosi, esu laimingas, kas aš esu dabar, tai galvoju, kad NATO tikrai daug prisidėjo, nes aš daug laiko praleidau Lietuvos kariuomenėje, ne, ir dirbdamas su NATO. Tai... Kiek metų sudėjus čia gavo? Iš viso 20, ne? 20 metų, oho, tai čia nuo vaikystės. Nuo įstojimo į karo akademiją iki išėjimo į atsargą, jo 20 metų, ne? Nes aš kada stojau į karo akademiją, buvau 17, ne? Tai taip gavosi, kad 20 metų, ne? O čia pašaukimas buvo? Nežinau, toksai, žinai, ten iš tikrųjų ta istorija tokia gan įdomi. Aš buvau toksai dabar, kai mano sūnus vyresnėlis, žinai, nu, nežinau, mes dar nežinojau, ką aš noriu, žinai, iš to gyvenimo, kai baigiau mokyklą arba baiginėjau mokyklą. Ir realiai visur buvo tos stojamieji, visur buvo pasibaigę. Ir vienas iš mano pažįstamų sako, aš varau į karo akademiją, žinai, stosiu. Nu ir aš sakau, tada stosiu stojam, žinai, nes mes buvom ten tokie geri bičiuliai. Ir pradėjau aš ten ruošti, žinai, tada buvo tas momentas, kad aš pirmą kartą pradėjau bėgioti, žinai, nes iki to man tas bėgimas, baliama, galvoju. Ai, bet ta prasme, bet tas bėgimas vis tiek jau buvo. Nebuvo jo, jisai buvo toksai, tik tai, kad, žinai, vat reikia pasiruošti egzaminui, žinai, 3 kilai bėgimą. Okay. Nu ir aš per prievartą, žinai, aš ten varau sukandęs dantis bėgu, žinai, ten tas pats kaip matematika, žinai, ten nu, reikia, tai dėl to mokusi. Ir aš, žinai, įstojau tą karo akademiją, jisai neįstojo, žinai, ir aš tada galvoju, čia man likt, nelikt, nu, tai praėjo vieni, žinai, metai. Ir aš toksai, žinai, nu toksai, biškai, pizdavolas, žinai, tai mokus, tai nesimokau, bet jau po 2 metų, sakau, per daug čia tos investicijos, žinai, per daug laiko reikia pabaigti. Nu ir tada, žinai, taip užsikabliuoji, žinai, matai savo tą kažkokį tikslą, žinai, ir nori tapti to generolo, žinai, tai va ta karjera taip ir susiklostė, žinai. O buvai stropus studentas ar toks zbitkindavai ten, kuris darydavai nesąmonę? Aš gabus tinginys, ne, jeigu iš tos pusės, o nesąmonė, aišku, prisidarydavo, žinai, ten, aš ten dėl mano, žinai, tų baltų plaukų, žinai, auskarų
karų ir tatuiruočių vėliau buvo ir tas statutas kariūnų įvestas, žinai, ir patobulintas. Tai va, tai ten buvo išimtas, žinai, tokias visi tie reikalai tokie, kur, žinai, atskleisdavo tavo tą kūrybinę pusę. Dabar nežinau, gal grįžo kariūnai vėl atgal, žinai, ten biškai truputį laisviau, bet tuo metu, žinai, ten buvo viskas užuosa. Ir aišku, aš ten turėjau tų ir visokių nuobaudų už ir teisingus dalykus, ir gal nelabai, žinai, apsižodžiavimą, žinai, tai ten būdavo ten po kelis mėnesius. Atskalbinėdavai? Oi, tai labai, čia mano viena iš pagrindinių tokių, žinai, blogybių, ne? Nematau, kad ten labai kažkas blogai, bet jo, ten, žinai, vadam nepatinka, žinai, ir tada ten turi kokius 3 mėnesius arešto, žinai, tose kareiminėse. Buvai ant išmetimo ribos kada nors? Ant išmetimo ribos nebuvau. Per plauką aš ten taip, buvo ten mano dalis bičiulių, kurie buvo ant išmetimo ribos, bet ten viskas buvo taip užglaistyta, sutvarkyta, kad neišmetė. O aš taip kažkaip labai praslydau, ne? Nes taip labai, kartais tie pasirinkimai, žinai, tokie, sakau, turiu kažkokį gal angelą virš savęs, žinai, kur apsaugoti. Tai vien dėl, sakysim, to sėkmingo ir netipiško pasirinkimo likau, žinai, tenai. Bet būdavo tokių. Tai už ką daugiausiai esi gavęs pylos iš vadų? Atsikalbinėjimas, įsivaizduoju, žinai, daugiausiai būdavo. Žinai, ten būdavo tų ir muštynių, žinai, visokių išeina. Tokie, žinai, tie laikai, tie 90 metai, žinai, tai kariūnai tokie mes buvom labai vieningi, žinai. Tai jeigu vienas, kam nors čia pagauna ir įkrečiam, žinai, Vilniui kokią, žinai, mažesnę gaują į kailį, žinai, tai mes tada kuo pakelk, žinai, alarmas ir tada kokių šiam kariūnų, žinai, padaro savo, žinai, tai va, tai čia tokia didesnė, žinai, jau paskui nuoboda grėsiu už tai, tai va. Jo. Nu, šiam kariūnų taip pasimušti, žinai. O jeigu rimtai, mus remia Baltic Body Art, PMU ir tatuiruočių supplieriai geriausiai Lietuvoje, turi Pabaltijos šalyje parduotuvę, pardavinėja viską. Gali ir mašinėlę, ir adatą, ir kitą adatą, ir kito gamintojo adatą, ir kitokią mašinėlę, lietuvišką, nelietuvišką, amerikonišką, kokias jūs tik nori. Juos rasite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Klaipėdoje bei Rygoje. Taip pat prekes galite užsisakyti www.balticbodyart.com, užsukite. Nu, tai žinai, ten. Aš žiūrėjau Spec žvėrinas, yra toks filmas lietuvių. Tai jo, aš žiūrėjau tą filmą. Tai ten dar ankstesnės kartos prieš mus, žinai, jau mes kai buvom, tai ten jau tai baigėsi tie tokie, sakysim, laukiniai vakarai, prasidėjo daugiau ta demokratinė kultūra, tai mes buvom ta karta, kur dar balansavom tarp tų laukinių vakarų ir jau tų naujovių, kada jau sakė, jūs čia taip, žinai, nedarykit. Nes ten tokie geri irgi dabar laiba, aš prisiekiu, ten biškeris tą filmą, kai ten pasakoja į kaimo šokas, kai nuvažiavo ir visą kaimą ištaškė. Na tai vat pas mus irgi būdavo, žinai, čia Vingio parke, žinai, visokių koncertų, kur tekdavo panaudoti išmoktus dalykus. Jo, buvai rašęs apie varžybas, apie kažkurias varžybas, kada žmonės bėga pavojingose trasose ir išsenka, alpsta, grūna, miršta netgi, ne, nuo alų nukrenta ir su helikopteris juos kelia iš tolų. Pats matei tai? Nemačiau. Pats nemačiau. Nemačiau. Nes man labai įdomu, kaip reaguoja kažkas iš pažįstamų, iš kolegų? Esu su kolegė bėgęs kažkada Italijoje, žinai, bet ne varžybų metu, žinai, treniruotės. Ir jinai irgi pasisuko koją, žinai, ir jos kelias buvo visiškai tas dislocated, žinai, lietuviškai nerandu greitai, žinai, vertimų. Tai va, bet visą laimę, žinai, mūsų toj grupai buvo vienas medikas, žinai, tai jis jai atstatė, žinai, ir va, ta koja. Tai va, tai varžybų metu ne, treniruočių metu teko, žinai, matyti. Nes man labai įdomu, kaip tai vyksta, žinai, tarkim vyksta varžybas ir va, tikrai žmogus iškrito ar ten numirė, iš karto nesuprasi, žinai, ar jis numirė ar ne, bet tarkim, jeigu nugriuvo nuo alos kažkur, nuo skardžio nukrito, ar stoja kiti bėgikai, ar tiesiog... Tai aišku stoja. Ar yra tas sportinis interesas, kad bėga tolyn. Ta prasme, visokių yra, žinai. Nes aš matęs, pavyzdžiui, dviračių varžybose tikrai matęs tuos vaizdo įrašus, kada nuo skardžio nulėkė, ne, bet dviratininkai jie toliau važiuoja, ten jų varžybos, tai vat, man tas įdomu. Ne, aš vat
trail bėgimas labai skiriasi, žinai, net nuo maratono, žinai, kur ten tas konkurencija, žinai, ten su to malkūnė, mes nežinai, jeigu aš pritrūkčiau, žinai, kokio to energetinio želiuko, žinai, varžybų metu, tai koks vienas kolega tikrai man duotų, žinai, arba toj maitinėlė, jeigu aš paprašyčiau, tikrai jį suportinantis, žinai, tą komandą duotų. Tai va, tai mes tokie, aš taip... Draugiškesnė. Draugiškesnė, ne, ateina tas labai varžymosi elementas dabar iš tų jaunesnių bėgikų, ne, nes jie tokie labiau konkurencingi, bet ta, vat, mano karta, žinai, ir net po mane, žinai, nu, mes draugai, žinai, ten, mes vieni kitus pažįstam ir tikrai viens kitam padėsim, jeigu nelaimė. Ir aš tai tikrai sustočiau, žinai, jeigu matyčiau, kad kažkas nusivertė nuo skardžio ir esu netgi, vat, Gran Canarijoje sustojęs ir, vargi, mačiau. Tik nežinau, kas atsitiko, va dabar atsimenu. Aš sakau, daug ko, ką žinai, paklausai, reikia giliau pasikapstyti, greit neatsakai. Gran Canarijoje, kada aš bėgau 2000, kada aš ten laimėjau 15 gal metais, bėgau su tokiu švedu, John Lenz, vadiname, atsimenu, Lenz vardas. Ir mes su juo dėl pirmos antros vietos varžėmės. Nu, ir jis taip pat įtrūko nuo mane, žinai, nubėgo ir aš po kokių 5 minučių, žinai, jį pasivėjau. Ir jisai guli, žinai, nes pasivėjau, nes guli ant asfalto, žinai, ir sakau, kas yra, sako, aš turiu, žinai, kaulas lūžo. Nu, žinai, vizualiai tai nesimato. Sakau, blemba, tikriausiai ne, žinai, ir aš tada, žinai, bandau tą pagalbą kviesti, žinai, užgožiu, žinai, su to blanketu, surandu žmonės, žinai, ir sakau, ten, vat, yra bėgikas, jam padėkit, žinai. Ir rimtai, po varžybų, jis turėjo atvirą lūžį, žinai, niekada negrįžo į tokį patį lygį, kaip buvo. Bet prieš varžybas jau turėjo tą stress fracture, ne? Ir dėl to aš sakau, kad kartais, kada reikia sustoti, nu, nereikia tiek savęs pušinti, žinai, nes skausmas yra indikatorius, žinai, toksai galingas, kad, nu, tu supranti, kas ten darosi, ne? Bet jisai pušina, kaip jis aiškino, žinai, vėliau aš su juo šnekėjau, ėmė, žinai, nuskausminamųjų, tuo metu dar buvo galima, dabar negalima per varžybas. Ir, žinai, kad tą skausmą blokuoti ir ant tiek ta skausmo tolerancija buvo didelė, kad, žinai, net atviras tas lūžis buvo, žinai, tai jam ten sutvarkė, tai va. Tai esu matęs, esu padėjęs, žinai, esu pagalbą suradęs ir tokiem žmonėm. Tai čia tokį duoda truputį pamastymą, ne, bėgant, jeigu kad kažką skauda ir tu jauti, kad geriau sustoti nei tęsti. Nu, tai čia toks kaip pavyzdys vis tiek yra gyvas, ar ne? Kad... Aš visada esu už tą ilgamžiškumą, ne, tas longevity, ne, dabar populiarus terminas. Nu, mes norim būti tam sportą, mes norim daryti, ką darom ilgai, ne, tai va, tokios traumos to neprideda, žinai, nu, tai geriau tada užkirst kelią jom anksčiau, žinai, ir ten gal tas varžybas, tų varžybų nebaigti, ne, bet pabaigti 10 vėliau, ne. Pavyzdžiui, jeigu man šitą girdinai pavyzdį, jisai buvo iškirtęs 2,5 metų visiškai, nieko negalėjo daryti. Dabar grįžo į tą bėgimą, bet nebėra to lygio, ne, koks buvo. Jeigu būtų sustojęs, jis būtų varžėsi, žinai, gal jau po kokių ten pusės metų, ne, tai 2 metai minusas, ne, vien dėl to, kad, nu, taip vaikiškai norėjo go all in, ne, kaip sako. Tai va. Taip. Tai aš tada biškai čia sukeisiu klausimą, nes čia labai tada į temą yra. Pats irgi turėjai rimtą traumą, menisko traumą turėjai, ne, irgi buvo iškritęs iš žaidimo kiek? 1,5 metų. 1,5 metų. Tai tu pradėjai bėgioti tam, kad pabėgtum nuo savo potrauminio streso kažkokio, ar ne, kad atsigautum, tau tai padėjo bėgimas. Tai kas vyksta tavo galvoj, kai, pavyzdžiui, yra trauma, tai tu jau nebegali pabėgti nuo to ir su bėgimo, ne, nes tau reikia atsirekaverinti, reikia atsigauti, sugyti. Tai koks buvo tas tavo laiko tarpas? Aš žinau, mane išmokė, ta prasme, aš kai turėjau tą potrauminį streso sindromą, tai man praėjo ten 3-4 metai ir ten viskas labai gerai susitvarkė, ne, bet bėgiojant, nes aš sakau, bėgimas yra mokytojas man, ne, jis man sujungia, žinai, mano protą su kūnu, realiai, ne, tokį tiltą nutėsi. Ir aš per tą laiką išmokau labiau atsipalaiduoti, žinai, nestresuoti, neimti galvą. Tai ir aš galvoju, kad mano ta menisko trauma, kurią minėti, tai turėjo įvykti, žinai. Nes aš prieš menisko traumą buvau pavargęs, žinai, nebepatenkintas bėgimu, žinai, ir reikėjo to tokio poilsio, kurį aš bijau pasimti, ne, va čia aš ką dabar pats čia postringavau, kad reikia, žinai, žinot, kada sustoti, aš vat nemokėjau sustoti. Bėgau, bet jau bėgau taip kartais per prievartą, ne dėl to, kad vedinas. Ir ta trauma vėl sustabdė mane, žinai, privertė vėl pergalvoti viską ir išmokė naujų gerų dalykų, ne? Nes aš visada, jeigu yra trauma ir sako, ką tu darysi, jeigu nebėgiotum, ne, nes čia ne pirmas tu, kur klausė, dviračiu važiuosiu, žinai, ištanginiais, yra tiek veiklų, kad aš galiu save realizuoti kitam sportą, ne, lipsiu į kalną, žinai, jeigu negalėsiu bėgti, tai lipsiu, ne, negalėsiu lipti iš liaušių, žinai, į kalną. Tai va, tai
tuo metu irgi. Aš fokusavausi visai kitus dalykus. O ką tu veikiai tuo metu? Nes šitas klausimas ir yra, ką tu veikiai tą laiką, žinai. Tai žiūrėk, tai pirmus 2 mėnesius nieko neveikiau, nes negaliu nieko veikti, nes atsistatymas realiai, kaip mano daktaras sakė, yra labai geras daktaras, nes labai gerai mane sutvarkė, 1% į dieną, ne? Tai va, tai reikia maždaug 100 dienų, ne, kad sugytų ir kažką galėtum daryti. Tai va, aš grįžau truputį anksčiau, ne, nes aš norėjau truputį anksčiau, ne, ir mes sportininkai, mes tokie, ne tai, kad nekantrus, bet mes įdedam daugiau pastangų, ne, gal ir daugiau laiko turim, ne, tai mano, ką aš dariau, tai aš bandžiau atstatyti mano koją, nes, nu, ta prasme, nerealiai, aš pats nepatikėčiau, jeigu mane būtų atsiek per savaitę laiko, mano neuroraumeninnis signalas taip pat buko, kad aš tos kojas beveik nevaldžiau, su mano koja sukūdo 5%, žinai, paskui, kai dariau testus, vėliau buvo irgi dingę jėga, viskas greitis 5%. Tai va, tai viską dariau, kad ją statyti, o tas viskas tai yra pratimai, ne, specialūs. Ir daugiausia darbo yra to ištanginėje, ne? Arba džime. Taip. Tai kas yra labai svarbu. Labai daug darbo įdėjau ten, ne, Italijoje vienoje klinikoje, tada pradėjau dviratį, kai jau galėjau, žinai, kardio. Tai va, ir mėgavausi to. Iki tol, kol vėl galėjau po Liepos mėnesis, nu tai po 3,5, tikriausiai ne, balandį buvo, neatsimenu ten pradžioje ar kada, tai va, gegužė, birželis, Liepa, po 3 mėnesių aš jau pradėjau kalnuose vaikščioti ir paskui dar ten po porą savaičių, žinai, Liepos pabaigoje jau bėgioti. Tai va, į kalną, į viršų, ne, nes darom, ką galim. Į kalną man nebuvo ten problemų, nuo kalno atsirado baimė, žinai, ta koja nebe tokia, žinai, ten kliūna už tų akmenų, tai va, tą neuro signalą reikėjo ilgesnį laiką atstatyti. Ne, ir yra dar ir dabar pasiekmių, žinai, tas range of motion arba ta amplitudė, judesio nėra tokia, žinai, kokia buvo. Bet priaugau dafiga raumenų, kokius 3 kilus, žinai, ant kojų, ko nebuvo prieš tai. Ir tas tikrai padeda man dabar bėgime, ne? Tai man, tai atradau štanginį iš naujo, ne? Nes kažkada buvo mano tokia, žinai, bet ten pumpuodavom tam, kad gerai atrodyti ir būtume stiprus ir tam Vingio parke galėtume gerai pasimasikuoti, dabar buvo tas kitoks tikslas, ne? Tai va, tai, nu. Dar skaičiau, kad mėsos nevalgai. Jo, nevalgo. Aha, nice, aš irgi nevalgau, tai 1,5 metų jau iš tikrųjų. Tai... Nuo 2,2, ten su tokiais, su keliais epizodais, kada pradėjau valgyti vien dėl to, kad, žinai, man tas hemoglobinas nusėdė, žinai, ten ir visi mane pumpavo, kad čia, jeigu nori atstatyti, tai vienintelis dalykas, žinai, bet kažkaip man nepaėmė, žinai. Tai man, aš prieš 1,5 metų kažkur sugalvojau, bet sugalvojau tiesiog paeksperimentuoti, kaip jie gyvena, ką jie valgo. Tai ten buvo pirmas mėnuo vegetarizmo ir po to į veganizmą perėjau pažiūrėjęs filmą Game Changer, nežinau, ar buvau matęs. Esu. Jo, ir viskas, ir man labai padėjo, man labai tiko, man atsirado energijos, man dėl to ir bėgimas atsirado, nes aš nebeturėjau kur išsilieti, žinai. Svoris, kuris pradėjo, energijas atsirado ir man iki šiol tai puikiai veikia. Aišku, dabar būna paslysto ant sūrio kokio, žinai, nu man biški norisi to sūrio kažkur. Tai, bet man patinka ir kai atsisėdė draugai mane erzina, kad pažiūrėk, čia kokius burgeris ar steikas, nu blėd, aš nenoriu iš savęs, supranti, čia nėra, aš sakau, jeigu dabar sėdėčiau ir varvinčiau seilę, žiūrėdamas į jūsų tą burgerį, aš jį paimčiau ir suvalgyčiau jį, žinai. Tai va, kaip tavo gyvenimą įtakoja šitas pasirinkimas? Aš nesu veganas, visų pirma, ne? Nu taip, bet apskritai. Ta prasme, aš tai matau daug pozityvo, žinai, aš kaip tu sakei, žinai, jeigu aš norėčiau tos mėsos, aš imčiau ir suvalgyčiau, žinai, ten man nieko neatsitiktų, žinai, ir ten kartais, kai nuvarau į kokią Kiniją, žinai, ir jiem ten sakai, kad aš ten mėsos nevalgau, žinai, ir valgai patiekalą ir pradedi rasti kaulų, žinai, tokius įdomius ir sakau, tai kas čia, tai varlė tipo. Tai sakau, ašgi sakiau, nevalgau. Tai jinai ne mėsa, jinai gyvena prūdė, žinai, žuvis tipo. Okei, žinai, tai suvalgo, nu, žinai, ir aš neinu ten į tuliką, žinai, įsitūšti ar kažką, žinai, tai papuola, žinai, pasirba, žinai. Nu, tai vat Kinai, žinai, ten Azija kitaip suvokia, kas yra. Bet patikėk, mes gyvenom Lenkijoje, žinai, 3 metus, tai ten Lenkai irgi, žinai, ten valgai ir ten tokių mėsos gabaliukų randi, tai sakiaugi, be mėsos. Tai čia tik mėsos gabaliukai. Ne mėsa, žinai. Lemba, aš atsimenu, vežiau savo sūnų pas buvusius uošvius, žinai, mes nesiskyrė ten pirmąją žmoną. Tai nuvežiau aplankyti, kad aplankytų senelis, nes ne Lietuvoje sūnus gyvena. Ir sėdi uošvis jau įžiebė, žinai. Sako, tai jum kažką valgyk, sakau, man čia nieks netinka, žinai.
Tipo, tai lašinių bent jau jums, sakau, tai lašiniai man irgi netinka, žinai, mėsą. Kokį čia mėsas? Sako, va, turim kaimį vegetarą. Nevalgo mėsos, nieko nevalgo, bet lašinius valgo, čia ne mėsa. Ne, tai yra, irgi Madeira dabar, žinai, kur gyvename, irgi, žinai, būna varžybos, žinai, ir tipo vienas patiekalas mėsą ėdžiam, žinai, ten kokią pastą, žinai, su mėsa, žinai, o kitas madeirinis vegetariškas, tai veganiškas. Tai madeirinis veganiškas yra su tunu, žinai. Tai, okay. Tai taip, žinai, įsivaizduoju. Tai va, bet vėl, žinai, man tas natūraliai taip atsirado, nes aš kažkada irgi, žinai, ten 2-2, man atrodo, persivalgiau šašlyko, žinai, ir naktį eidamas į tulkę pasiviniau, ten visiškai, tai, ir aš sakau, okei, netinka, žinai. Tada, vat, bandžiau 2017 metais, kai mane ten pumpavo, kad reikia, žinai, ir vat, po ten, kiek ten, 15 metų pabandžiau, kiaušydės, sakau, sėklydės uždegimas kažkoks. Nu ir va tokie sutapimai, ir sakau, nu fuck, man kažkas netinka, žinai. Nu. Man buvo, kaip sakiau, kad prieš savo pirmą maratoną man kai kelias perėjo. Tai irgi, žinok, aš pradėjau panikuoti, man liko 2 savaitės iki maratono, man kelias perėjo, žinai. Ir panika, tikrai, žinok, aš su kitais kalbuosi, tai čia man iš karto pradėtų, čia gal to trūksta, nu visokų pavalgysiu žuvies, žinok, tai valgiau tą atkarpą žuvį, bet tai tikrai nesijaučiau gerai, žinok, man toks atrodo ir kažkaip nevirškina, nu bet žodžiu, aš atradau savo, man tinka. Ne, tai aš įsivaizduoju, veganiška, vegetariška yra tinkamiausia mityba, ypač mūsų sporte, ne? Nes mums reikia angliavandenių ir veganiška dažniausiai dieta turi daug tų angliavandenių. Ne? Ko mums galėtų trūkti, ne, tai yra proteinas, nes vat, su amžium, ypač man, ne, pablogėja proteino sintezė. Ne? Tai mums reikia to proteino daugiau gauti. Ir iš augalinių šitų papildų, ne, vat, sojos proteiną aš vartoju. Arba bet ką, ne, ten pupelės, tai yra daug sunkiau pasisavinti, ne, bet tikrai įmanoma. Tai aš žinau. Tai kaip tu susidedi savo maistą, kaip susidedi savo visas reikalingas medžiagas, kaip susirinkė? Aš žinau, aš taip nežiūriu, vat, kaip žmonės, žinai, čia, vat, ką valgėsim, čia kokią, neturiu dietos, žinai, valgau, mano yra keliais principais aš vadovaujuosi, turi būti iš švarios žemės, ne? Nes jeigu ta žemė purkšta pesticidais, jie nieko nėra, žinai, tas išaugo pomidoras, jame nieko nėra, žinai, tai ten jokių medžiagų. Tai va, tai ta žemė, žinai, turi švari būti, tai turi pažinoti ūkininkus, ne? Tai mes turim ir Madeirai draugų, žinai, Lietuvoje čia irgi daug paprasčiau, ne, nes pažįsti. Oi, kaimuose apskritai visur. Tai va būtent, tai žinai, tai va turi būti švarios žemės, kurioje yra tų mineralų ir medžiagų reikalingų užauginti gerą daržovę, ne, ar tą, mateva, jeigu kas valgo paršiuką, tai tą paršiuką, ne, nes ten viskas taip pat, ne, o man kiaušinis, jeigu vištą padeda, ne, tai turi būti žemė. Turi būti kuo įvairesnis maistas, ne, nes mes turim visi mikrobiomą savyje ir kuo įvairesnė, tuo mūsų tas kodas yra geresnis, ne, tuo mes galime ir tas ligas geriau pernešti, ir imuninę sistemą, ne, tai ne vien valgyti ryžius visas dienas, ne, tai galima ir pakeisti kitokiom ten kropam. Tai va. Ir kad būtų tų visų mikroelementų ir makro, ne, makro labai lengva, ne, tai proteinas, riebalai ir angliavandeniai, ne, tai lengva tą susirinkti. O mikro jau sunkiau, ne, ten tokio truputį daugiau mokslo reikia, jeigu nori tik tai be papildų pagalbos, o vien iš maisto gauti, ne. Tai va, ir turiu aš tokį vieną čia pažįstamą Mangirdą lietuvį, ne, kuris visiškas veganas ir jis tikrai gaudosi tame, ten labai prisižiūri ir, žinai, ten jeigu reikia man kažkokios tokios pagalbos, aš galiu, žinai, įkreiptis. Bet kol kas pats susidėlioju, žinai, mikro, kartais aš papildau, žinai, sveikais papildais, ne tai, kad eini į vaistinę ir ten multivitaminai įkali, žinai, bet... Kai aš sakau sveikais, tik su pavyzdį tik tai duosiu, žinai, čia ne reklama, bet šiaip, kad gerai, žinai, toks yra Dr. Volks, ne, ir jie, man, pažiūrėjau, irgi B12, ne, vitaminas B6. Tai vienintelis, ko negausi, jeigu mėsos nevalgai. Nu, B grupės vitaminai. Labai sunku, tai va, tai aš naudoju ten mielės, ne, jos skystos mielės, žinai, įkali, skonis kaip alaus, žinai, turi ten alkoholio kažkiek, tai ten mano sūnui kažkada daviau iš ryto, sako, tete, man kojas nutirpo, žinai, tiem, žinai, nuo kombučias jis labai jautrus, žinai, alkoholį, tai va, tai viskas, kas fermentuota, o fermentuota vėlgi mūsų ekosistemai, mikrobiomai yra labai gerai, ne. Tai va, tai yra tik tokie vat keli, ne? Ką? Aš dabar ką tik susimašiau, blemba, aš nevartoju alkoholio, žinai, bet namie mes daromės kambučią, mes visą laiką auginam grybą, žinai. Tai aš vartoju alkoholį.
Truputį, ne? Viskas, kas fermentuota, jo turi, ne? Labai minimalų alaus kiekį. Na, aišku, jeigu ta kombučia, žinai, ten paliks ilgiau, tai ten, žinai, gerai gali užputot. Tai va, nes man kombučia irgi, mes irgi augindavom, bet kadangi, žinai, keliaujama, jis gyvas toks. Sunku prižiūrėti. Labai sunku prižiūrėti, žinai, tai va, tai dabar tenka pirkti, žinai, kartais geresnė, kartais blogesnė papuola, žinai, bet... Taip. Tai va, bet žinai, maždaug kokius brandus, kurie atitinka tą skonį, žinai, tu atsimeni, koks namie tas grybas, neužaugintas ir kokia skonė yra. Tai va, kombučia vienas afigenų dalykų iš tikrųjų irgi, ne? Man patinka labai. Čia vien ir skonis geras ir turi daug gerų tų, sakysim, sveikatai savybių, ne? Tai va, tai, tas cukrus pats, ne, kuris kaip ir, daug kas sako nesveikas, ne, bet, pavyzdžiui, Coca-Cola net irgi su normaliu cukru yra sveikesnė negu tas zero, žinai, Coca-Cola, bet žmonės zero ir ima, ne? Bet ten, žinai, tie saldikliai yra turi daug daugiau negatyvių, žinai, visokių efektų negu tas pats cukrus, žinai. O bėgikam tai ten 100 metų, žinai, ten išgeria, išbėgioja. Ten. Taip. Tai va, nu, nebent ten, žinai, užsidėsi kokiais, užsigersi dideliais kiekiais, ne, tai aišku, tada yra tos visos insulino, žinai, tie šuoliai nesiveikia. Ir turim porą klausimų iš mūsų Panevėžio bėgimo klubo atstovų. Okay. Tai čia vienas Eugenijaus klausimas, tai būtent tas bičiukas, kuris vakar prabėgo Svalbardė maratoną. Kažkas nepagavo? Ne, bet paskambinau iš ryto, matau kablį pagavęs. Švenčia. Tai klausė, dauguma bėgiojančių vis tiek turi didesnę gyvenimo dalį, tai yra šeima, darbas, ne, visokie tokie dalykai. Ar yra kažkokių tips and tricks, kaip suderinti, arba po didelių krūvių nejausti to bendro nuovargio, nes vis tiek, žinai, daug atbėgi, pavargsti, tai dar reikia ir su žmona pašnekėti ir skirti laiko ir šeimai, ir raumenim atsigauti, žodžiu, visokių tokių dalykų. Koks yra lengvas būdas greitam recovery? Lengva būdo nėra. Lengvam recovery laikas, bet kai aš sakau laikas, tai yra kombinacija, ne? Nes jeigu, kai sakai, kablį pagavęs, tai labai lėtina tą recovery, ne? Tai jeigu žiūrėt, aš visada žiūriu ilgalaikę perspektyvą, ne? Aš nieko prieš, žinai, tą kablį pagauti po sezono pabaigoje, bet niekada sezono viduryje ar sezono pradžioje, kada ruošiesi, ne? Nes visi žmonės, žinai, aš žinau, kad nėra gerai, bet vat, kartais reikia, ne? Taip. Ne tai, kad dėl kažko, bet dėl savęs, ne? Man patinka, žinai, man patinka pojūtis, ne? Tai va, tai žiūrėti reikia ir recovery kaip ir ilgalaikį, ne? Tai miegas. Miegas vienas iš pagrindinių dalykų, kuris atstato, ne? Nes vėlgi, čia aš nekėjau apie smegenis. Girdėjau operatorių. Miegas. Da, minimum 7-8 valandos recoveris. Pats geriausias. Jeigu reikia vieną rinktis kažką, miegas. Ir yra žmonių, gal kaip operatorius, kuri... 3 paros 10 valandų miego. Nu, tai va, toks jis pas mane. Čia taip gaunasi. Ne, bet... Vengiu. Nu tai va, nes šiaip tai... Nemiga yra didžiausias žudikas, nes skerdikas, visos katastrofos, Černobylis, lėktuvų kritimai, kai kurie dėl to, kad pilotai nepalsėjo, ne, iš kariuomenės lygiai taip pat. Inžinierių nemiga, žinai, tam Černobylė, kur ten bum buvo. Ne? Tai bėgikam vienareikšmiškai, ta prasme, jie gali naudoti visokius papildus, bet kokį maistą, gali viso to atsisakyti. Miegas yra must, ne? Ir 8 valandas yra must, nes miego metu išsiskiria augimo hormonas, žinai, visa informacija, kurią mes išmokom šiandien, ne, jį užsikoduoja, ne, tai bėgimas viena iš tos informacijos dalių. Ir jeigu mes nemiegame, tai kokią treniruotę darėm, tai jos efektyvumas daug sumažėja. Ne, tai jeigu reiktų tokio vieno kaip Eugenijui, tai miegas, ne, kuo daugiau laiko skirti miegui. Ir viskas, kas susijęs su juo, pavyzdžiui, alkoholis, ne, mes atrodo, kad įsijungiam ir miegam, bet realiai mes nesilsim, nes mes skipinam REMO, tą Rapid Eye Movement stadiją, ne, kuri yra labai svarbi. Kofeinas 12 valandų, žiauriai daug, ne, bet 12 valandų iki miego, žudikas, ne, smegenis vėl nemiega, kreatinas, CBD, ne, kuris atrodo, kad irgi ramina, ne, tai kaip pati marihuana, bet irgi smegenis lieka aktyvios, tavo kūnas atsijungęs, bet realiai smegenis aktyvios ir jos nesilsi. Tai yra dalykų tokių, kuriuos reikia žinot, kaip tą miegą gerą turėti, ne. Maistas, beje, kaip kas galvoja, kad negalima iki bedtime 1 valandą sočiai, kad gerai miegotum ir neturėtų įtakos. Šiandien mokslas, ne, tą sako. Patalpos, ne, gerai išvedintos, vėsios, tamsios, ne, be jokių lempučių, ne, be jokių blik, kaip kraunam tų, viskas tas labai įtakoja miego kokybę, ne. Tai va, lova,
patogu, ne tai, lova yra skirta tik seksui ir miegui, ne valgymui, ne darbui ir taip toliau, nes tada įsibalansuoja. Tai va, tai vienintelis miegas, kitas dalykas būtų maistas, ne, ir vėlgi man 100 irgi metų iš tikrųjų, aš nesiruošiu nieko atversti, ar omnivoras, žinai, ar veganas, mikroelementai ir makro turi būti subalansuoti ir visko reikia, ne. Jeigu esi bėgikas, tai angliavandenių dieta, jeigu nori tik tai sveikos gyvensenos ir sveikai gyventi, tai high fat dieta. Ne? Tai va čia nesumaišyti, ne? Nes jeigu ant high fat bėgikai pereis, tai nebepabėgs visai paskui. Ja. Tai... O derinamas treniruotė su laiku su šeima ir... Ta licencija yra sunku gauti ir čia aš nepatarsiu visiškai. Ne? Aš laimingas, nes mano žmona supranta, ką aš darau, jinai mane skatino tą daryti. Tuo, ką aš tapau, tai yra didelis įdarbis jos, ne tiek mano, ne? Nes aš jeigu būčiau pats, gal nebūčiau priėmęs sprendimo, kad aš noriu tą profesionalių atletų, profesionalių treningų ir dar toliau dirbčiau NATO, ne? Nes buvo toks momentas, kai reikėjo pasirinkti, ne? Nes per daug. Pradėjau aš irgi 3 paros 10 valandų miego, ne? Nes reikia ir darbą padaryti, su šeima pabūt, prabėgti. Vaikai į darželius, šunį pavedžiot, ir ten gali beleką, ne? Bet turi kažkada tos prioritėtus atsirinkti. Aš sakau, gal mes nebūsim tokie finansiškai saugus, bet darysim tai, kas patinka. Ne, ir žmona mane suportina, ne, čia ne mano vieno, jeigu aš būčiau vienas, daug paprasčiau, ne, turi trailerį ir ten pervažiai iš vienos kalnų vietos į kitą, žinai, atsikeliu, pelę nusiprausi, žinai, makaronų suvalgais tais ryžiais. Ir varai toliau, ne, kada turi 2 vaikus ir žmoną, tada yra daug sunkiau, ne. Tai ta licencija gauti yra labai asmeninis reikalas, ne, ir nežinau, kaip ten su Eugenijos žmona tą licenciją dalina, bet čia jau prieš pasirenkant žmoną reikia tikriausiai padaryti tą žvalgybą, ne, žvalgybą praeiti, ne, mūšio. Tai gerai, ačiū. Ir mūsų klubo įkūrėjas Dianas klausimas, kaip bėgimo amžius įtakoja rezultatus jūsų ir ar yra kažkokia amžiaus riba siekiant aukštų rezultatų? Taip, mes tai biškai aptarėm, bet dar... Fiziologiškai, manau, yra, bet aš galvočiau, kad su amžium reikia rinktis teisingą kryptį arba teisingą distanciją, ne? Nes jeigu esi 16 metų, ne, tai geriausia bėgti 100 metrų, kilometrą, ne? Viskas, kas yra su greičiu susiję, tai būtų tokių Usainų Boltų, nuo kokių... Bet čia taip grubiai sakau, žinai, nes visiems maždaug kitaip, ne, gali veikti, ten nuo kokių 22 metų iki kokių 28 tikrai bėgti maratonus, ne, arba iki maratono, ne, tai 10 kg, pusę maratonas, ne. Tai toksai, jau, tu vis dar bėgi iš greičio, ne, toksai lactate fresh, gal, žinai, darbas, pereinantis į steady state rano, žinai, darbą, bet jau eini link ištvermės, ne, ir tada, kai mes sakėm, nuo 28 iki 35 pats metas ultrai, ne, kad ir ką ta ultra reikštų. Čia mano slapta svajonė. Kad ir ką ta ultra reikštų, žinai, kaip Remigijus dabar bėgo ANSI už Lietuvą 5 kg, ne, ultra, ne, tai tu gali 5 bėgti, gali 100 bėgti, tik tai reikia tą pasiruošimą tikslingai susidėlioti, žinai, kad nepadaryti per daug ir per greitai, ne, nes tada ateina traumas ir sako, bėgimas sugadino man sąnarį, žinai, ten sugadino gyvenimą. Ne, neteisingas priėjimas prie to pradėjo, ne. Ir tada dėl to ilgamžiškumo ir kiek, tai iki belė kiek, ne. Yra toks geras Lietuvoje pavyzdys Silkinas, ne. Nežinau, kiek jis metų bėgioja, bet jis ten po N kilometrų į dieną, ne, po maratonus, dabar iš tikrųjų nežinau, nes seniai domėjausi, kiek jis ten nubėga, bet atsimenu, kai dar buvo jis ten, nežinau, šiam kažkiek metų jis ten bėgdavo po maratoną į dieną. Tai va, treniruotė. Ne, tai va, tai ir yra tokių bėgikų, kai Mark Olmo, ne, irgi senas, vienas iš pirmųjų laimėtojų UTMB varžybų, irgi gan daug metų ir vis dar sėkmingai bėga varžybose. Tai va, tai su metais vis mes galim varžytis, aišku, fiziologija jau nebe ta, ir vėl grįžtant prie Eugenijaus, atsistatymas nebe tas, recoveris mūsų nebe tas, mums reikia įdėti daug didesnių pastangų, kad atsigauti, daug didesnį apšilimą padaryti, kad galėt pradėti bėgti be jokių skausmų. Ne? Tai va, tai ir ten N, ne, iki 100 metų galima bėgioti. Fantastika, ką? Ačiū labai. Ačiū. Ačiū tau, ačiū, kad atėjai. Viskas, baigiam. Gaman. Baigėri, gaman.